Sveiki. Šiandien panagrinėsime kažkai tikrai įdomaus. Aukšto intensyvumo simulacija raudonasis kodas 6. Kodėl ji tokia svarbi? Nes ji atskleidžia, kodėl modernios įmonės krizės metu tiesiog subira. Ir pasirodo kaltos visai ne technologijos. Ir štai klausimas, kuris, sakyčiau, yra visos šios analizės pagrindas. Jis verčia gerai pagalvoti ir meta iššūkį tam, kaip mes paprastai matome kibernetinį saugumą. Pagalvokime. O kas, jeigu didžiausia grėsmė nėra kažkoks programišius iš išorės, o pati organizacija, jos vidiniai procesai? Gerai, tad pradėkime nuo esmės. Labai svarbu suprasti, kad raudonasis kodas 6 - tai, žinote, ne šiaip kokios eilinės techninės pratybos. Oi, ne. Tai kur kas daugiau. Iš esmės tai yra visos organizacijos, jos brandos ir atsparumo testas. Ir tas skirtumas, patikėkit, yra milžiniškas. Įprastas pratybos? Na, jos dažniausiai tikrina, ar IT skyrius sugebės atremti ataką. Viskas. Bet raudonasis kodas 6 - tai visai kitas lygis. Tai veikia kaip tikras verslo atvejis, kuris sujungia viską - technologijas, teisę, reputacijos grėsmės į vieną didžiulę audrą. Tikslas čia nepatikrinti vieną skyrių, o pamatyti, ar visa organizacija kaip visuma gali atsilaikyti. Kad viskas būtų maksimaliai realistiška, simulacijai buvo sukurta išgalvota, bet labai tikroviška fintech įmonė. Pavadinimas Big Money Vilnius. Įsivaizduokime, jie veikia pagal visus ES reglamentus, turi visus skyrius kaip tikra įmonė, finansų, atitikties, viską. Būtent tai ir leido dalyviams pasijusti lyg tikroje situacijoje ir priimti sprendimus, kurie būtų realūs, o ne kažkokie teoriniai. Taigi, kaip prasideda tokia krizė? Na, kiekviena turi savo pradžią. Ir šiuo atveju ji buvo tiesiog stebėtinai paprasta, būtent žmogiška. Ir tai puikiai parodo, kokios pažeidžiamos gali būti net ir pačios sudėtingiausios, labiausiai apsaugotos sistemos. Viskas prasidėjo nuo vieno vienintelio elektroninio laiško. Įsivaizduokim, aukšto lygio vadovas gauna CV, atidara ir viskas. Failas, žinoma, buvo užkrėstas. Ir štai šis vienas atrodytų nekaltas paspaudimas atveria vartus į pačias svarbiausias sistemas su aukščiausio lygio priega. Tai tik dar kartai rodo, pačios baisiausios krizės kartais gimsta iš pačių, kasdieniškiausio veiksmo. Ir štai čia atsiskleidžia visas įdomumas. Tas kontrastas. Pats veiksmas paprastas, žmogiškas. Bet jo pasekmes, pagal visus oficialius standartus, pavyzdžiui, NIST, tai turėtų būti traktuojama kaip aukščiausio prioriteto incidentas. Iškart. Bet ar organizacija tai suprato? Ne. Ir štai čia atsiveria pirmoji spraga. Ir ji buvo ne technologinė, o procesinė. Bet tas pradinis įsilaužimas tebuvo, tik pradžia. Ledkalnio viršūnė. Simulacijos kūrėjai sąmoningai sukūrė tikrą chaosą. Kodėl? Kad pamatytų, kaip organizacija veikia esant tiesiog milžiniškam spaudimui, kai smegenys tiesiog verda nuo informacijos. Įsivaizduokim, komanda turėjo vos 2 valandas. 2 valandas. Per tą laiką reikėjo ne šiaip suprasti, kas vyksta, bet ir priimti gyvybiškai svarbius strateginius sprendimus. Šis laiko spaudimas, jis tapo tarsi lakmuso popierėliu, kuris išryškino absoliučiai visas organizacijos silpnybės. Ir rezultatas? Jau po valandos sprendimo priimimas tiesiog sustojo, visiškas paralyžius dėl augančio chaoso. Ir tas chaosas nebuvo beformiš. Organizacija buvo tiesiog bombarduojama skirtingais signalais iš visų pusių. Čia techniniai trikdžiai. Ten kažkoks anonimiškas srautas tinkle. Socialiniuose tinkluose jau pasipylė kaltinimai. O dar ir įmonės viduje pasklido gandai. Visa tai, žinoma, buvo suplanuota. Tikslas visiškai išbraškyti komandos dėmesį, kad jie tiesiog nebesugebėtų susidėlioti bendro vaizdo. Ir čia mes prieiname prie vienos labai svarbios idėjos, kurią akademikai vadina prasmių kūrimu, arba angliškai sense making. Ką tai reiškia? Krizės metu sunkiausias darbas dažnai yra ne išspręsti problemą, o tiesiog suprasti, kas po velnių čia vyksta. Reikia sujungti visas tas informacijos skiautės į vieną aiškų paveikslą. Ir būtent raudonasis kodas 6 parodė, kad šis atrodytų fundamentalus procesas ir buvo silpniausia grandis. Bet žinote, kas įdomu? Net ir tame visame chaose, kai kurie dalyviai, jie tiesiog intuityviai pajuto, kad visi tie įvykiai yra susiję, kad čia kažkas daugiau. Ir kaip sako garsusis Danielis Kanemanas, intuicija tai ne jokia magija, tai tiesiog atpažinimas paremtas patirtimi, gebėjimas greitai pamatyti šablonus. Ir ši simulacija tai puikiai pademonstravo praktiškai. Gerai, o dabar simulacijos kulminacija. Tas momentas, kai viskas pasiekė virimo tašką. Momentas, kai paaiškėjo, jog didžiausias organizacijos priešas yra pati organizacijos struktūra. Ir kokiagi ta esminė problema?
Ogi ta, kad visi kritiniai sprendimai, tie, nuo kurių priklausė visos įmonės ateitis, tiesiog įstrigo. Visiškai. Kodėl? Nes visi laukė vieno asmens patvirtinimo. Tik vieno. Visa atsakomybė buvo sutelkta viename taške. Ir tai sukūrė absoliučiai sprendimo aklavietę. Visišką paralyžą. Ir štai Henrio Mintzbergo citata čia tinka tiesiog idealiai. Krizės metu delsimas yra viena pavojingiausių strategijų. Tai taip taiklų. Organizacijos dažnai galvoja, kad laukti, delsti tai yra atsargu, profesionalu. Bet tiesa ta, kad krizėje kiekviena pradelsta minutė pati savome tampa milžiniška rizika. Na ir kaip galima tikėtis, tas vidinis chaosas, tas sprendimų paralyžius netruko išsilieti į išorę. Komanda susidūrė su, švelniai tariant, milžiniškais iššūkiais. Kaip komunikuoti su visuomenė, ką sakyti reguliuotojams. Ir čia komanda pakliuvo į klasikinius spąstus, į klaidingą dilemą. Jie galvojo, kad turi tik du pasirinkimus. Pirmas – tylėti ir taip neva apsaugoti reputaciją. Antras – pasakyti tiesą ir sukelti paniką. Bet realybė yra visiškai kitokia. Visa praktika rodo, kad didžiausią smūgį reputacijai suduoda ne pats incidentas, o bandymas jį nuslėpti. Būtent tyla ir melas. Ir tai nėra šiaip pamąstymas. Tam yra ir teorinis pagrindas. Pavyzdžiui, situacinės krizės komunikacijos teorija. Ji labai aiškiai sako, reaguoti reikia greitai, nuosekliai ir remiantis faktais. Komunikacija tai ne kažkas, ką darai po visko. Ji turi būti krizės valdymo dalis nuo pačios pirmos minutės. Na ir galiausiai vyšnia ant torto. Kai į žaidimą įsitraukė tariami reguliatoriai, išlindo dar viena didžiulė problema. Visiškas nepasiruošimas. Dokumentai fragmentuoti, atsakymai nenuoseklūs. Ir tai parodė, kad dokumentacija nėra tik kažkoks nuobodus formalumas. Krizės metu tai yra absoliučiai esminės kontrolės įrankis. Taigi, kokias išvadas galime padaryti? Ką ši raudonojo kodo 6 simuliacija iš tikrųjų mums atskleidė apie tikrąjį organizacijos atsparumą? Pasirodo, tikrieji atsparumo ramščiai yra visai nebrangios technologijos ar programos. Ne, tikrasis atsparumas slypi organizacijos struktūroje. Tai paskirstytas sprendimų priėmimas, aiški decentralizuota atsakomybė ir žinoma gebėjimas koordinuoti veiksmus net tada, kai atrodo, jog visas pasaulis griūva. Ir tai, manau, yra galutinis verdiktas. Raudonasis kodas 6 nebuvo technologijų egzaminas. Anaiptol. Tai buvo organizacijos brandos testas. Visos tos kenkėjiškos programos, paslaugų trikdžiai, tai buvo katalizatoriai. Jie tiesiog išryškino kur kas gilesnės sisteminės valdymo problemas. Ir pabaigai norisi palikti vieną klausimą apmąstymui. Ar dabartinės organizacijos yra iš tiesų pasirengusios atlaikyti kompleksinę, daugiaslopsnę verslo krizę? O gal visas jų pasirengimas vis dar apsiriboja tik techninių gedimų taisymu? Manau, atsakymas į šį klausimą gali būti svarbesnis nei daugelį atrodo.